Kaip minėjau, protų nebesuvokiami dalykai dedasi pas mus Ukmergėj ir ypatingai Vilniaus, kaip minėjau, Vilniaus gatvėje. Jau matėm salų salelių pridarytą. Gatvės neasfaltuotas. Dedame tos raudonosios lentelės ant tų. Po to aš įsivaizduoju, reikės tvarkyti asfaltą, tada vėl jas nuimsim. Kažkokia tai, jau visiškai protas čia jau nebesueina, kas yra išdarinėjama, kur yra mėtomi pinigai. Jau paskutinė aukščiausia viršūnė, kvailumo, durnumo turbūt, aš taip sakau. Kas čia dabar yra daroma? Kam jinai yra tas kažkoks tai bus žiedas, kur čia mes važinėsim? Ar pas mus jau Ukmergėj kamščių per maža? Jeigu reikia dirbtinus kamščius. Aš tikrai jau, gal ir žiūrovai neįsižeis, bet jau žinot, nebe juokinga darosi, jau pikta darosi. Mėtomas lėšas, kas gali paaiškinti, ką mes čia dabar, aišku, čia suprantam, bus vidinė kažkokia tai salelė, kam jinai reikalinga? Ar gali kas nors protingas žmogus paaiškinti? Skaitom tikrai ir jau čia drąsiai galim sakyti, yra tai tik tai pinigų plovimas ir pinigų plovimas paskutinių momentų nueinant nuo valdžios. Ir čia jau turėtų tokiais dalykais, čia kiek ir salelėm, jau turėtų susidomėti ir mūsų teisėsaugos organai. O mum, ukmergiečiam, kas belieka? Kai tokias kvailybės matom, kai tos kvailybės toleruoja mūsų valdžios žmonės, mum belieka rėkti garsiai, mum nedzin mum, ką išdarinėjom pas mus Ukmergėj. Žiūrovai šiandieną tikrai kalbu piktai ir pakeltų tonų. Bet kad kito variantą aš nebežinau, kaip apsiginti nuo mūsų užplūdusius, aš nežinau, kaip gauja kažkokią bepročių, kurie mus stūma į neviltį. Mum nedzin. Gelbėkimės visi turbūt, bendrai kartu, kad mum būtų gražiau ir geriau gyventi Ukmergėj.